Labas rytas, draugai. Pirmas rytas šį mėnesį toksai saulėtas, net į akis blizgina, faina, smagu. Na, o aš 2 valandą nakties šiandieną kėliausi ir jau grįžau su nauju grobiu, su pienėm, su įvančiajom ir su visokiais kitokiais dalykais. Ir jeigu apie aną kartą pakalbėjome apie pienių šaknis, kaip mes jas ruošiame, tai šiandieną pakalbėkime apie pienių lapus. Tarp kitko, tas laivas jau mane nervuojasi, man čia trukdo, to jau aš jį už pusdykį pardavinėsiu, kai video padarysiu, kai laiko turėsiu. Na, o dabar apie pienės. Taigi, visą šitą procedūrą jūs jau žinote. Pirmiausia, pienės išsiskalbia, išsiskalauja labai gerai, atsiskiria šaknis, atsiskiria lapai ir ką aš toliau darau. Anksčiau aš jas palikdavau čia nusivarvėti kokią dieną ir apsivytinti, bet dabar aš jau to nebedarau. Šiek tiek vandenį nuvarvėjus, aš jau pakuoju jas štai į tokius nedidelius polietileninius maišiukus ir būtinai juodus. Na ir procesų metu pamatysite kodėl. Na, tiesiog jau pas man yra tokia technologija, o tai viskas yra dėl patogumo. Taigi, baigiame pakuoti ir šitie maišeliai parai laiko eis į šaldiklį. Tai va todėl, kad jie yra tokie mažyčiai, tai jie per parą laiko visi ir vidus sugeba sušalti į ledą. Kodėl tai darome? Todėl, kad sutrukinėtų pienės vidaus struktūrą, kapiliarai, sakysime, tam, kad paleistų, kada atšilinėja, jau sušalęs lapelis, jisai susproginėja vidinės ląstelės ir paleidžia savo sultis. Ir tą fermentą, ko pasekoje pienės susifermentuoja. Taigi, baigiame pakuoti ir keliaujame į šaldiklį. O dabar improvizuokime, kad para laiko jau praėjo. Jaučiam, pas mumi viskas, tarkime, sušalo. Įmame vieną, o iš tikrųjų įmame visus ir nešame taip pat ant to pačio staliuko palaikyti vėlgi parą laiko. Labai gerai, kada yra saulė, tai aš čia padedu tuos atšaldytus maišiukus ir grinai prieš saulutę palieku parai laiko. Tiek užtenka, kad išsifermentuotų. Todėl, kad, na, čia tokia šiluma, žodžiu, ir užtenka. Jisai ir atšyla, ir susifermentuoja. Kaip atskirti, kad jau susifermentavo? Tai pirmoje eilėje turi būti spalva. Jinai būna štai jau tokia beveik juoda. Ir kvapas. Iš pradžių kvapas būna, na, toksai kaip siloso. Kaip žinote, jeigu buvote kada nors kaime, tai siloso kvapą žinote. O ilgainiui jau į antrą parą jisai pradeda kvepėti, na, tokiais kaip vaisiais. Na, tampa iš tikrųjų malonus kvapas. Taigi, tada mes išimame iš šito maišelio ir kadangi aš dėjau šlapes, tai jos būna labai šlapios ir čia. Bet kodėl aš darau jas šlapias? Ogi todėl, kad šlapios, jos greičiau fermentuojasi. Jeigu įdėsi pienę visiškai sausą, tai vat būna tos paros laiko susifermentuoti jai ir neužtenka. Tiesiog neužtenka tos drėgmės. Tai todėl aš darau pienės, dedu šaldyti šiek tiek šlapesnės. Tačiau yra kita problema. Dabar reikia jas išgręžti, nes matote, tą vandenį visą reikia išgręžti. Todėl, kad jūs užsiknysite tiesiog jas džiovinti. Taigi, štai tokiais dalykais aš jas ir išgręžiu. O sekantis dalykas dabar, ką reikia padaryti, tai tiesiog jas susmulkinti, supjaustyti. Tai tą ir darome. Taigi štai taip supjaustai. Ir kuo smulkiau supjaustai, tuo yra geriau. Todėl, kad toliau bus malimas arba iš karto džiovinimas. Jeigu mes norime, kad tai būtų granulės, paskui be abejo parodysiu, kaip atrodys granulės, tai reikia malti, kitaip nebus. Na, arba rankutėmis tiesiog kiekvieną tokį gabaliuką va štai taip suvinioti. Na, jeigu savo darai, tai tu gali tai pasidaryti. Tačiau jeigu reikia didesnį kiekį padaryti, na, tai tu tiesiog užsiknysi. Tai todėl reikia naudoti malimo mašiną. Ir dabar kažkas tai pasakys, va Jėzau, sąlytis su metaliniu peiliu, vitaminas C žūsta. Taip, su peiliu. O kaip kitaip supjaustyti?
Ir kitas dalykas, mes dabar kalbame čia ne apie vitaminą C. Vitamino C, jeigu tau reikia, eik suvalgyk agurką, pomidorą, obuolį ir gausi to vitamino C. Čia mums iš pienės reikia visiškai kitokių medžiagų, o ne vitamino C. Tai todėl malti su malimo mašina yra visiškai tikslinga ir gerai. Taigi mes taip ir darysime. Na, o dabar malimas. Štai aš pasidaręs štai tokią techniką. Laiko tik tai tokios senoviškos mašinkos. Šitas tokias naujoviškas elektrinės aš jau visas išlaužiau iš namų, toj mane aistė išvis iš namų. Nors ir šitos laiko tik tai kokią savaitę, kelias dienas. Tiesiog net laiko, o štai lūžta, kažkas lūžta, ar tai čia išlūžta peiliukai, ar ten rankenos nulūžta. Na, žodžiu, reikės pirkti į šitą nebūtiną, kaip sakyt, kur mėsos cechuose kaulus malą, bet kol kas neuždirbu pinigų. Taigi, užsidedu aš tokį maišiuką, kai maišiukas prisipildo, tada užrišu kitą, na ir taip važiuoju. Nu dabar pabandysiu parodyti, kaip man čia gausis su ta viena ranka. Ok, jeigu išeis, tai rodysiu. Ne į tą pusę. Su viena ranka nedarbas iš tikrųjų. Taigi, kaip jaučiate, net ir šitas stringa, taip kad čia yra ką veikti. Galite iš tikrųjų jos ir nemalti, negranuliuoti, todėl kad savybės jos nesikeičia, o darbo yra tikrai daugiau. Aišku, jeigu tai darant pardavimui, tai tiesiog prekybinė išvaizda yra gražesnė, kada granulės. Tačiau gydomosios savybės nesikeičia nei kiek. Taigi, malti iš tikrųjų nebūtina. Taigi, kaip jūs norit, taip darykite, aš tiesiog parodžiau, kaip aš darau. Nu ką, einam džiauti. Džiovinti galite tiek orkaitėj, tiek tokioj džiovykloj, kokia 70 laipsnių temperatūroje. Tiesiog tai turite padaryti greitai. Kodėl? Todėl, kad nespėtų surūkti ir nespėtų užsidėti pelėsis. Per aukštą temperatūrą taip pat negali būti, todėl kad jūs neturite daleisti, kad tai iškeptų. Taigi 70-80 laipsnių temperatūra yra pati optimaliausia. O dar geriau, kad tai būtų dar džiovintųsi su vėjeliu, kad visą tą drėgmę išpūstų. Tai reiškia, jeigu džiovinate orkaitėje, tai visą laiką palikite tarpelį, kad išeitų drėgmė. Na, toliau, kada išdžius, eisime gerti arbatos. Na štai, pienės išdžiuvo, kuo jos skiriasi. Taigi, čia šitame yra ne malta, tiesiog taip supjaustyta ir išdžiovinta pienių lapai, o čia yra maltos granulės. Nu tai tik tai toks ir skirtumas. Tai čia dideli lapai yra, jie netgi išbrinks, tokie bus didžiuliai arbatinukė, o čia smulkios granulės. Savybės jų nei kiek nesiskiria. Tiesiog, na, tas galbūt šiek tiek gražesnis, tačiau vėlgi tai yra skonio reikalas. Na tai ką, einame ragauti. O ragausime taip ir aš darau savo receptą. Taigi tiesiog dedu šiek tiek čagos bendram organizmo sustiprintui, bendram imunitetui pakelti ir tada vitaminų kepenims. Na ir dar įdėsime ir šitų. Tai čia turbūt reikėtų dėti pirštais. Tai yra patogiau. Na, šitos uždėsime taip. Taigi, dabar užpilsime vandenuku. Na ir dabar palaukime kokią 15 minučių, kad pilnai pritrauktų. Tai kol pritrauks, aš einu šiek tiek padirbėti. Sugrįšime jau ragauti. Na ką, prabėgo kažkiek laiko, žiūrime, ką turim. Oi, pažiūrėkite, kokia sodri, graži, turtinga spalva. Na ką, žiūrime,
pilame. Super. Na ką, ragaujame? Žinote, koks kvapas primena kažkokių sausainių, kaip mama kepdavo. Kai kepa sausainius, orką atidaro ir toksai kvapas pasklinda, toks sausainių, skanių, toksai šiltas, saldus, skanus. Kaip pas mama. Tarp kitko, gerti visai malonu. Taip pat kažkoks tai nėra tokio kartumo. Kartumo visai nėra. Fermentavimo būdu kartumas pasinaikina visiškai. Netgi, sakyčiau, skanu gerti, tai galėtų būti kaip stalo arbata. Na, o iš esmės, jeigu jūs išgersite štai tokį arbatinį, o dar geriau 2 arbatinius per dieną, per visą dieną, tai jūsų kepenys žvengs tikrai nemažiau kaip pievoje žvengia iš laimės arklys. Jo, taigi štai taip darosi vitaminai kepenims. Prašome, darykite tai ir tikrai jūsų kepenys žvengs kaip arklys pievoje. O kas negalite šito pasidaryti, tai skambinkite, rašykite man ir aš parūpinsiu jums šito gėrio. Taigi, į sveikatą, mielieji. O sekantį kartą pakalbėsime apie vyriškus reikalus.